Pirmiausia, vyras turi turėti pakankamai stiprią ir taiklę gyvenimo svajonę arba kažkokį norą arba poreikį, kuris jį užkuria ir motyvuoja apskritai būti, apskritai gyventi, apskritai veikti. Ir antras dalykas, ko reikia vyrams, tai jie turi turėti priešingą dalyką, tai yra reiškia tarnystę arba misiją, kurie atlieka gyvenimo eigoje, tai yra tai, ką jie atiduoda kitiem. Tai yra kažkoks tai gebėjimas, profesija, produktas, kažko tai kūrimas dėl kitų žmonių arba kažkokio malonumo arba vertės teikimas klientams, visuomeniai, žmonijai ir aišku visų pirma, reiškia savo artimiausią aplinkai, tai yra ši. Ir trečias dalykas, kuris, galima sakyti, savotiškai apibendrina šitos du pirmus punktus, arba galbūt iš jų išplaukia, arba tai yra kažkokia konkreti versija vizijos ir misijos, tai yra vertybių sistema, arba religija, arba filosofija, arba pasaulėžiūra, kuri apima visą sistemą, visą gyvenimo būdą, visą požiūrį su daug visokių niuansų, taisyklių, įpročių, papročių, įstatymų ir taip toliau.